Na kągi, bičiuliai, turbūt galime pradėti. Tai šiandienos tema yra darbai ankstyvą pavasarį šiuo momentu ir ankstyvą pavasarį, kadangi jau kitą savaitę matom po truputį atšilimus, ko gero ne vienoje Lietuvos vietovėje, ko gero galim spėti, kad bus ir bičių apsiskraidymai. Todėl jūs nubalsavot, kad geriausia dabar tinkama tema yra būtent apie tokius pradžios darbus būtent sezono pačioje pradžioje. Tai kalbant šiuo momentu, dabar reiktų atkreipti dėmesį būtent į maisto atsargas, kas yra dar nepasitikrinę šeimų. Tikrai siūlau, kad ir rytoj keliauti prie šeimų, būti pasiruošus ar tai medaus, ar kandi tešlos. Ir jeigu reikia tiesiog visoms šeimoms duoti. Geriausias, ko gero, būtų variantas, jeigu nenorit ilgai trukdyti, tiesiog kiekvienai iš eilės truputėlį po ar tai kandi tešlos paką duoti, ar tai po medaus kokį tai paketą, ar stiklainį, ar dar kaip nors, tiesiog, kad, na, nepritrūktų to maisto, ypatingai šeimos, kuriuose motinos nebuvo izoliuotas, bet netgi ir tose šeimose, kuriuose motinos buvo izoliuotos, a, per tokią žiemą tikrai gali to maisto būti trūkumas, todėl tikrai niekam nepakenks to truputėlį dar papildomo maisto. Taip, tai dabar čia šiuo momentu. O eikime tuomet pavasaris. Tai pavasarį ankstyvo, ypatingai dabar netgi jau tuose šeimose, kur buvo neizoliuotos motinos, didžiausias atsiradęs dalykas pokytis šeimose yra būtent perų auginimas. Ir tai tas perų auginimas užkuria ne vieną procesą ir reikalauja daug resursų. Tai svarbiausias dalykas pavasarį šeimoms yra ir bus maistas ir šilumos užtikrinimas. Taip kad tą bitininkas, na, jisai gali tai padaryti ir mes taip turim bandyti palengvinti būtent šeimų, šeimų būtent tą pavasarinį stiprėjimą. Tai į ką reiktų atkreipti dėmesį, kad šeimose viso pavasario metu, ypatingai kol dar neprasideda aktyvesnis medunešis ir netgi prasidėjus ir tam pačiam medunešiui, svarbu yra užtikrinti būtent maisto atsargų kiekį. Ir ne vieną kartą esu minėjęs, kad turi bent būti du dadano pilni koriai maisto, tai yra bent 8 kg. Ar jis bus truputėlį pasiskirstęs ar nepasiskirstęs, didelio skirtumo nėra, bet taip, kad maždaug peržiūrint lizdą, na, turėtų būti jos turėti atsargas bent tokias, kad jos galėtų ramiai jaustis ir drąsiai auginti perus. Tai yra vienas dalykas su maistu, bet kitas dalykas dar, ką svarbu užtikrinti ir ką mes esame irgi taipogi ne kartą kalbėję, tai yra ne vien tik tai angliavandeniai avilyje, bet ir baltymai. Ir baltymų tikrai reikia ne mažiau negu angliavandenių perams auginti. Angliavandenius naudoja tiek perams, tiek šilmai, bet būtent baltymų tikrai labai labai joms trūksta. Ir tikrai galite pavasarį matyti du dalykai, ką neša bitės parsiskrisdamos. Tai galite matyti žiedadulkes ir galite matyti prie vandens šaltinio pilną bičių. Tai tikrai yra tie du dalykai, kurie yra joms labai svarbus. Kaip užtikrinti baltymus? Arba galite bandyti duoti, pavyzdžiui, iš praeitų metų išsaugoję kokį tai korį su duonelė, tai gali jom padėti. Aišku, jeigu bus geras oras ir bus laukia žiedadulkių, jos rinksis mieliau žiedadulkės, skris ir parsinešinės žiedadulkės ir naudos jas, nes tai yra šviežias, geresnis maistas perams. Bet jeigu yra toks dalykas, kad yra šaltas pavasaris, mes nežinom, koks bus dabartinis, tai tikrai reikia turėti, kad bent jau jos kažkokią atsargą turėtų vilgyje ir galėtų per daug savęs neišnaudojant ir nestabdant perų auginimo, na, nepribojant, puikiai sustartuoti sezono pradžioje pilna jėga. Tai užtikrinant būtent, kad yra pakankamai maisto, kad yra pakankamai baltymų, mes jau duodam didelę tokią pagalbą šeimoms pilna jėga stiprėti ir sustiprėti ir duoti mums gerus rezultatus.
Dar vienas dalykas, ką reiktų užtikrinti, tai yra šiluma, ar ne? Tai yra vienas irgi svarbiausių dalykų, kad bitės nesikoncentruotų tiek daug į šilumos sukelimą, bet galėtų koncentruotis į kitus labiau aktualius darbus, tai yra perų ir naujos kartos auginimą. A, Užtikrinimas šilumos, na, jeigu kalbam apie daugiaaukščius, ko gero tenai labai daug kažko neišmastysime, bet jeigu Dadano aviliuose galbūt būtų verta pagalvoti, kad būtų šiltą apšiltinimą dėti būtent pavasario metu. Kas yra svarbus dalykas su apšiltinimu, čia kažkokio bitininko klausiau, tiksliai jau dabar nebepasakysiu, bet buvo nebloga mintis, kai turime didesnius ar nedodano avilius, jeigu dedamos kažkokios pagalvės, yra problema, jeigu pagalvė ar ne būna šlapia, tai mums jau jinai duoda, traukia šaltį. Kad to dalyko nebūtų, kad jinai išliktų visuomet sausa, bitininkas įdeda į plasmasinį maišą tą pagalvę ir jinai niekuomet nebūna prisigėrusi drėgmės ir atlieka būtent savo e, termoizoliacinę funkciją. Taip, tai ko gero tokie du pagrindiniai dalykai, taipogi dar vandens užtikrinimas, kadangi bus apsiskraidimai bitynuose, ypatingai kas turi galbūt prie namų bityną, gali tai padaryti, vertėtų bitėms suteikti galimybę, na, turėti girdyklą. Būtent pirmųjų apsiskraidimų metu labai svarbu, kad ta girdykla būtų pastatyta, nes pačioj pavasario pradžioj, iš karto po apsiskraidimų, bitės orientuojasi ir susiranda patikimą vandens šaltinį. Ir kadangi vandens šaltinis yra gyvybės ir mirties klausimas bičių šeimai, kadangi jai reikia išmaitinti perus, o perų maitinimui reikia labai daug drėgmės, labai daug vandens, jos susiradusios vandens šaltinį patikimą jo dažniausiai nekeičia. Ir labai sunku bites perorientuoti pavasarį būtent iš vieno vandens šaltinio į kitą. Todėl, na, tikrai siūlyčiau bičiuliams įsirengti girdyklas, ypatingai galbūt kas bitininkauja sodų bendrijose ar tankiau apgyvendintoje vietoje, kad neskristų taipogi ir pas kaimyną. Vienas dalykas, nes turėjau praeitais metais tokius tankesnėje vietoje apgyvendintoje pastatėme pavasarį šeimas ir pas kaimynus skrido į tokį viduj, nu, tokį maždaug į baseiną, tai tenai irgi buvo žmonės nepatenkinti. Tai vienas dalykas, bet antras dalykas, kad nereiktų bitėms toli skristi tam, kad pavasarį šaltesnių orų jos netiek šaltų ir netiek tų bičių sušaltų. Žinoma, labai nuostabus dalykas būtų, jeigu, na bent jau mano tėtis prie namų, jisai kiekvieną rytą neša šiltą vandenį tam, kad būtent kuomet bitės ryte skrenda tą pasimti vandenį, prisigėrusios vandens, jos būna atšala. Ir kadangi atšala, jos gali nebepaskristi, todėl, na, gali tų bičių šiek tiek žūti. Na, bet čia jau kiekvieno bitininko pasirinkimas, kiek jūs laiko turit, kiek jūs galimybių turit tai padaryti. Tai ko gero, trumpai tiek, ką iš esmės tokie darbai po apsiskraidimo. Ir žinoma, jeigu turite galimybės, tiek galbūt aktualiau, kas bitininkauja Dadano remeliais, didesniais lizdiniais remeliais aviliuose, tiek daugiau aukščiuose, tiek Dadano pačiose aviliuose, jeigu įmanoma, būtų puiku susiaurinti patį lizdą iki tiek, kiek bitės aptupia korių. Tai irgi padės bitėms išsaugoti šilumą, kadangi bitės bus pradėjusios auginti tik tai stipriau perus, dar visas apie 2-3 savaitės, kol nepradės ristis bitės, ta šeima iš esmės labai stipriai nesiplės. Paskui jinai pradės jau sproti po truputėlį, aišku, tos šeimos bitės išmirinės, keis jas naujoji karta, na, bet susiaurinus mes galim kelias savaitės tikrai drąsiai taip šeimai padėti saugoti tą šilmą ir jos tenai ant tų kurių kiek aptupia, tiek tų bičių ir bus ir galėsim po to jau po truputį pradėti plėsti. Žinoma, situacija kitokia, jeigu mes bitininkaujame meduviniais rėmeliais, kadangi bitės bus sulipusios į viršutinį aukštą, darbas virs viršutinėme aukšte,
tenai siaurinti iš esmės praktiškai niekur nereikia, nes ir taip jos tenai apima 10 meduvinių rėmelių, tai praktiškai yra 5 dadano rėmai ir juose dirba, paskui tik tai reikės tuos korpusus ko gero mainyti, kad prasiplėstų, bet čia jau truputėlį kalbėsim vėliau. Tai tokie darbai, kai buvo motina neizoliuota. O kokie yra darbai, kai motina buvo izoliuota? Aš manau, nes yra keletas bičiulių, kas izoliuoja tas motinas, galbūt trumpai perbėgsim. Manau, yra tų punktų čia netgi, kas ir neizoliuoja motinų, visai tokių neblogų pastebėjimų galbūt bus galima jums pritaikyti. Tai apskritai galvojant, kada motinas paleisti, dar negi prieš apsiskraidimą galima, kaip ir minėjau, sudėti truputėlį tuos paketus maisto ir kada galima jau galvoti apie šeimų apžiūrą, šeimose, kur buvo izoliuotos motinos, tai reiktų galvoti iš karto, galbūt ne iš karto po apsiskraidimo, dar leisti truputėlį tom šeimom susibūti keletą dienų ir po keletos dienų, na, labai nėra kažkokio tai reikalingumo orui, ar ten net nebūtinai turi būti 14 laipsnių, kad mes apžiūrėtumėm šeimas, kadangi motinos izoliuotos ir tenai perų nėra, tai galima apžiūrėti iš esmės bet kokiu oru. Ir ką daryti būtent apžiūros metu, tai peržiūrint reiktų išimti, jeigu yra kokie tai supelyje koriai, ar tai kažkur truputį galbūt būna paviduriuota, na tiesiog sutvarkyti iš esmės lizdą ir tuomet turite atsakyti savo į klausimą, ar jau motiną planuojate paleisti netrukus, ar dar galvojate tą motiną truputėlį laikyti dar savaitės kelias ar savaitę izoliatoriuje. Nuo to priklausys jūsų darbas. Jeigu jūs planuojate jau netrukus paleisti motiną, jau nebus atšalimų, bitės nebesusimės į kamolį, tuomet viską paliekate taip, kaip yra ir, na, ruošitės paleidimui. Jeigu paleidimas numatomas dar už kelių savaičių ir matot, kad ateis dar šalti orai, yra tikimybė, kad bitės vėl susimės į kamolį, reikia patikrinti ir geriausiai maistą esantį avilyje perkelti prie izoliatoriaus, tam, kad jeigu kamolys vėl vėl susidarytų kamolys, jisai susidarys prie maisto, tam, kad nepaliktų motinos, maistą perkeliam prie motinos. Tai čia tokia visa filosofija. Ir tuomet paleidimas motinos iš izoliatoriaus, na, tokios auksinės taisyklės nėra, kada reikia ją paleisti, bet natūraliai turėtų prasidėti perų auginimas, na, kuomet jau turime resursus iš ko auginti bites, tai yra prasideda žiedadulkės. Tai toks galbūt jūsų vietoje vienur kitur truputį skirsis pavasarinis augalas, kuris skiria žiedadulkės, bet tai bus tikriausiai būtent blindės. Tai jeigu jūs pasibėt, kad, sakykime, pradeda netrukus žydėti blindės, jau yra sukrauti pumpurai, arba pradeda skleistis, tai jau tik arba savaitė, sakykime, kokia iki blindžių žydėjimo, drąsiai galite pradėti galvoti apie motinų paleidimą. Žinoma, jeigu bitės apsiskraidė ir jūs norite anksčiau jau pradėti sezoną ir dar blindės nežada žydėti arba žydi galbūt ir šaltas oras yra, galite paleisti ir anksčiau, bet tuomet tiesiog reikės atkreipti dėmesį, kad svarbu nepritrūktų to maisto ir tiesiog galbūt papildomai pamaitinti tas bites ir tiek baltymais turiu omeny, kaip ir kalbėjome truputėlį anksčiau. Taip, tai prieš paleidžiant motiną viskas kaip ir aptarėm, svarbu užtikrinti šilumą, užtikrinti angliavandenius, baltymus, kad būtų vietos perams dėti ir perams kiek korių reikės, tai reikės 4-5 dadano korių turėtų būti maždaug tušti tam, kad bitės turėtų vietos užauginti pirmąją kartą. Tai turbūt iš esmės tiek aš galvoju, ar dar kažką praleidau. Kažką aš norėjau dar paminėti, bet nepaminėjau. Galbūt prisiminsiu dar truputėlį eigoje.
Bet jeigu čia vienas dar toks papildomas akcentas, jeigu kažkas galvojate gaminti, sakykime, matot, kad nėra, pavyzdžiui, pakankamai baltymų aviliuose, kad nėra, neturite danelės, dar kažko, tai yra štai tokie du receptai. Du receptai padaryti tokį papildą, negalima sakyti pakaitalo, bet papildą baltymams. Tai vienas receptas su žiedadulkėm, kitas be žiedadulkių. Ir labai jie paprasti, paprasčiausiai sumaišo tokiom proporcijom medų arba cukrų sirupą. Geriausiai medų, atsišildote medų ir sumaišote jį ar tai su sojos ir alaus mėlėm, arba dar ir įmaišote žiedadulkių, geriausiai šaldytų ir smulkintų, padarote paplotėlius ir duodate bitėms. Jeigu matote, kad, sakykime, aš siūlyčiau pasidaryti pradžioj nedidelį kiekį, na, iki kiek ten keliom šeimom, šeimai reikia apie pusės kilogramo tokio paplotėlio, įdedate į sviestinį popierių tarp vieno ir tarp dviejų lakštų sviestinio popierių, taip suplojate, kad būtų, na, kad nedidelis pasikėlimas būtų ant rėmų ir kaip kandį tešlą uždedate tokį paketą. Siūlyčiau pasidaryti galbūt pradžiai, jeigu galvojat vienai arba dviem šeimoms ir pasižiūrėti, ar bitės vartos šitą jūsų pagamintą paplotėlį. Jeigu matot, kad bitės nevartoja, ko gero yra didžiausia priežastis, kad yra per mažai medaus. Tai tada antrų bandymų bandykit truputėlį padidinti medaus proporciją. Ten gali neženkliai būti kelių procentų tenai skirtumas, 5-10 procentų, truputį daugiau medaus įdėsit, joms kas yra saldžiau, tą jos labiau mėgsta ir jos pradės jį vartoti. Ir iš esmės, ko gero būtų trumpai tiek. Ir dar galbūt prisiminsiu, ką aš norėjau paminėti eigoje, galbūt diskusijų. Tai prašau, galbūt kažkas galėtų dar papildyti, ko aš nepaminėjau, galbūt, arba galbūt dar savo pastebėjimų pridėti. Kęstutį, nežinau, ar tu tą sveiki čia dainius, gal tą pamiršai, kad tada, kada pirma galimybė būtų peržiūrėti šeimas, tai po apsiskraidimo gal kažkokia diena atšilusi, jeigu silpnos šeimos jas jungti su stipresnėm. Labai teisingai, Dainiu, aš nežinau, ar aš čia parašęs esu, bet labai geras pastebėjimas būtent. Jeigu silpnas šeimas, pasižymit po apsiskraidimo, peržiūrėt, kas yra silpnas, tai mažiau užima negu, sakykime, kokius penkis rėmelius, ten 2-3 dadano rėmelį tokias pasižymėt ir tuomet prijungti. Nes darbas su vienodo stiprumo šeimomis yra turbūt ko gero pats svarbiausias bitinė. Na, galbūt mažesnė bitinė to aktualumo tiek nėra, bet jum silpna šeima, jinai ilgai labai stiprės ir neduos tokių rezultatų. Geriau jau yra sujungti, o paskui sezono eigoj perskirti. Dėl jungimo, tai gal tiesiog tos pavasarinis jungimas būna. Tai tiesiog, jeigu ten daugiau aukščiai, tai paėmė ir sujungi vieną su kitom bitės, susimaišo motinos, po kažkiek laiko išsiaiškina, kuri ten stipresnė, kuriam bitėms labiau patinka, tai lieka. Bet tai yra labai efektyvu, tai kad tas šeima stiprės labai iš lėto ir jūs birželio mėnesį, net birželio gale neturėsite dar nei medaus, nei kažko tai, o būtent tos bitės tikrai pastiprins, netgi jeigu perų jau pradėjo kažkaip tai dėti, tai tik tai ta šeima stipresnė sustiprės, taip kad turėsit rezultatą ir daug lengviau bus ją padalinti į dvi. Nes tiesiog reikalinga bičių masė, tam, kad auginti perus, tam, kad išlaikytų šilumą, ir tai yra labai efektyvus dalykas. Tik papildžiau. Ir jeigu netgi dadano, sakykime, daugiau aukščiuose, tai ir negalim pakišti po apačią, jeigu yra perų, tai geriausiai galbūt nukratyti bites. Netgi gal ir su bitėm galima paimti ir perkelti tuos perus į centrą, kad visoje toj vietoj būtų, kad nebūtų išsimaišę po visą avilį. O dadano aviliuose paprasčiausiai galima sukratyti, jeigu perų nėra, sukratyti už diafragmos bites ir jos vakare ir sueis atgal į lizdą, ten didelės problemos nėra. Matau, klausimas yra, ar vietoj žiedadulkių galima duonelės įdėti. Žinoma, gali dėti ir duonelės.
problemos tikrai nebus, tik tai svarbu susmulkinti iki miltų. Čia gal dar vieną tokį pastebėjimą. Dabar, kol yra šalta ir dar neaišku, kada bus apsiskraidimas, ir jeigu dabar pradėti duoti kandį tešlą su duonele ir ten su baltymais ar su žiedadulkėm, aš kiek žinau, tai nėra gerai dabar, nes dar mes nežinom, kada bus apsiskraidimai. Gal čia žada, čia kažką tai dieną 8-6 laipsniai, bet klausimas, koks bus apsiskraidimas ir kaip kuriam regione. Bitės pradėjusios maitinti su žiedadulkėmis, jom daug labiau pradės kauptis pilveliuose ekskrementai ir kad jos neapsividuriuotų. Taip kad dabar geriau dėti be, o jau po apsiskraidimo tada galima ir su žiedadulkėm dėti. Čia bent mano tokia žinia. Alio, o aš girdžiuosiu? Taip, taip. O dabar plius minus žiūrėjau orus, ten pagal mūsų Širvintų rajono, tai pas mus čia tik tai šį savaitgalį +7, +6, o po to max +5, +4, o naktimis -2, -3 laikysis ir pas mus dar šaltesnė vieta. Klausimas toks labai paprastas. Ar verta dabar leisti ir įdėti kandį jiem, be žiedadulkių paprastos ir tada iš kokio geriau medaus man padaryti? Ar iš rapsų, ar iš vasaros? Nes, kaip supratau, kolega parašė, kad iš lipčiaus geriau nedaryti. Jūs turite omeny padaryti kandį, norit iš medaus? Jo, padaryčiau kandį. Ir klausimas vienas, iš kurio medaus rūšies. Ir kitas, ar rizikuot dėti jiems dabar, ar geriau jau tada laukti dar porą savaičių plius minus. Jeigu pažiūrėsiu, kad maisto dar užtenka ir kamuolys dar susiformavęs, jos nėra taip išsiplėti, kaip visada pavasarį jau po visus rimelius. O motina yra izoliuota šiemet. Taip, tai dėl maisto dėjimo aš tikrai vis tiek sakyčiau, verta bent jau pasiruošti ir nueiti pasižiūrėti, tai tikrai verta šiuo momentu, nes, kaip ir sako, dar tas ilgas laikas nusimato, iki kol jos galės iš lauko kažką parsinešti, bet kad būtų bent maisto, tai čia dar labai toli. Tai dabar tikrai vertėtų nueiti, kadangi buvo dideli šalčiai, maisto suvartojimas buvo nemažas. Tikrai verta nueiti ir būti pasiruošus būtent uždėti papildomą maitinimui kandį tešlos. O kandį tešlą iš ko gaminti, didelio skirtumo turbūt nebus, apart jeigu ne lipčiaus medus. Vienintelis dalykas, paskui jau po apsiskraidimo jau didelio skirtumo kokį medų dėsit nėra. Svarbu, kad iki apsiskraidimo būtų jisai kuo švaresnis ir kad iš esmės, kaip ir Dainius minėjo, kad neužkištų pilvelių per daug iki pačio apsiskraidimo ir tiek. Aš tai siūlyčiau rapsų medų, todėl kad rapsų medus tikrai bus ten gryna gliukozė, vasaros medus gali būti ir su lipčium ir ten visoks ten dar, nes nelabai žinom, iš kokių augalų vasarą prineša. Nebent labai žinote, kad tikrai lipčiaus nėra, nes būna ir vasarą lipčiaus prineša. Tai jeigu turite rapsų medaus, tai jisai ten gryna gliukozė, drąsiai darykit su rapsų medum ir bus viskas jums ramu ir gerai. Dabar dėl pačio to apsiskraidimo ir dabar aš čia pats perėjau per šeimas pačiuką, tai yra šeimų tokių situacijų radau net labai įdomi, reiškia, jeigu tenais bitės buvo, kaip pasmėkai daugiaaukščiai, ten ant kokių 5 remelių arba ten kai kurios silpnesnės šeimos, tai radau bičių netgi sušalusių pačiuose kamuolio kraštiniuose koriuose. Tai pavyzdžiui, kamuolys susitraukė iš ten kokių 6 iki ten 4 dabar,
ir patys kraštiniai, ten, nu, nedaug, ten per pusę delno tų bičių, reiškia, sulindusios sekutės, sušalusios ir pradėjusios badauti. Aš manau, čia kada buvo labai dideli šalčiai, tos bitės kraštuose, tiesiog jos buvo apstingusios ir per tos šalčius kamuolys po trupučiuką traukėsi ir jos jau nebesugebėjo net pereiti į patį kamuolį. Bent mačiau porą šeimų tokių, kad buvo. Ten po nedaug tų bičių, bet tai, nu, vis tiek, kad ir 50 bičių vienam kitam krašte tokių situacijų esu pastebėjęs. Ir kad vis tiek dar čia buvo šalta, čia dabar gal šils, gal pradės kamuoliai trupučiuką plisti ir plėstis, bet jos į kraštinius orius, kur yra medaus, jos dar nejuda ir nežinau, ar judės. Taip, kad jeigu atrodo, kad tikrinant šeimą, ypač daugiaaukščiuose, kad vas kraštuose yra medaus ir ten bus tvarkoj, tai tas jos pradės pasimti tik tada, kada kamuolys išplis. O pačioj toj vietoj, centre, pačio kamuolio, jeigu dar pradės dėti, čia izoliuotose motinos. Bet lygiai taip pat ir izoliuotose taip pat bus. Jos ten, jeigu pradės dėti perus, jos išnais nebejudės ir kiek ten to maisto likę, jeigu ten korio kraščiukose dar yra kažkiek, tai geriau drąsiai dėti ten to maisto ant viršaus ir bus tikrai rami galva. Nu, bent daug ramiau, negu jeigu to nepadarytumėt. Ir jau manau, kad jau dabar reikėtų dėti, nes maisto išnaudota yra pakankamai nemažai. Labas vakaras, Romas Dzūkija. Pritarčiau Dainiaus nuomonėj, kad bet kuriuo atveju jau to maisto galima ir netgi reikėtų, mano nuomonė, uždėti bitėms, nes vis tiek jau yra pavasaris. Ir kur motinos nėra izoliuotos, ten perams jau laikas vis tiek yra ir manau, kad dauguma bičių šeimų jau turi perų, didesnių šalčių bent jau kol kas prognozėse nėra, tad na, šiokį tokį paskatinimą padaryti tikrai, mano nuomonė, jau nėra per anksti. Na, aišku, mano bitynas Dzūkijoje, pas mane šiek tiek kitaip yra, sniego ten apie 10 cm, kai kur, aišku, yra daugiau, tai nepalyginsiu vat, pavyzdžiui, Ignalinos regione, žinau, žmonės buvo, tai ten sniego tikrai yra labai dideli kiekiai ir ten, kur yra sniego, aišku, ten ir tas pilnavertis bičių apsiskraidimas ir žiedadulkių parnešimas, jisai gerokai susivėlins. Kalbant, čia dar norėčiau Kęstutį papildyti dėl motinų išleidimo laiko, tai čia aišku jau nekartą esam diskutavę, turbūt tik tais aš pasikartosiu, kad mano nuomonė išleisti bičių motinas iš izoliatorių pavasarį, na, blindėms žydint arba prieš pat blindžių žydėjimą, turbūt šiek tiek jau vėlyvas yra momentas, kadangi blindės Lietuvoje vidutiniškai pražysta maždaug 1 balandžio savaitę, Dzūkijoje aišku anksčiau dažnai būna, bet medunešis pavasarinis Lietuvoje, jisai prasideda 1 gegužės savaitę, tai yra kuomet pražysta sodai, pienės, Dzūkijoje ir rapsai praktiškai tuo pačiu metu beveik pražysta ten po keletos dienų tiktais. Tad, na, tam laikui, norint išnaudoti tą medunešį, kuris gana dažnai būna jau pagrindinis, reikia turėti jau kur kas stipresnės bičių šeimas. Tad aš planuoju bičių motinas iš izoliatorių išleisti pasirodžius pirmosiam žiedadulkėms ir tai būtų Lietuvoje Lazdynų žiedadulkės.
Vėlgi sunku pasakyti, kokie čia orai bus ir kokios tos prognozijas bus, bet manau, kad kitos savaitės pabaigoje labai tikėtina, kad jau turėtų būti Lazdynų žiedadulkių. Praeitais metais kovo 8 buvo jau pražydę lazdynai Dzūkijoje ir išleidinėjau motinas iš izoliatorių. Tai, na, turbūt labai panašiai bus ir šiemet, gal ten kokią dieną kitą anksčiau, bet vėlgi žiūrint, kokie bus orai. Po lazdynų ten labai greitai pražysta alksniai, iš kurių irgi labai daug žiedadulkių parneša, tad manau, kad pavasaris bitynė jau yra prasidėjęs. Turbūt jau gera savaitė, kai vat, tas atšilimas atėjo ir reikia jau, sakykime, tokius aktyvesnius darbus pradėti. Kiekvienas, aišku, vėl nuo savo požiūrio į bitininkavimą, nuo strategijos, nuo tikslų viską sprendžia, kaip ką daryti, bet, na, mano nuomonė, bent jau Dzūkijoje, kurie turi bitynus, pats laikas jau pradėti bitininkauti, tai yra skatinti. Vis tiek tas apsiskraidimas, na, tikiuosi, turėtų būti jau artimiausiomis dienomis Dzūkijoje, galbūt netgi ir šeštadienį, sekmadienį pagal prognozes, na, bus matytis iš tikrųjų. Tai tiek kol kas. Dar vieną prisiminiau, čia šiandien ir vakar mačiau, tai į Facebooką įmestą, kad sniego labai daug ir jeigu jis dar ten pavėsyti ar net ir ant saulės, jis dar labai negreitai nutirps. O jeigu atšils oras, nes 8 ir 10 laipsnių kažką dieną tikrai bitės iškris. Jeigu bitės nutupia ant sniego, jos paprastai sušala. Tai tiesiog prieš lakas prasikasė žmogus, ten tą sniegą nukasė, nežinau kiek ten, 2 metrai, ant 3 panašiai va tokias. Nu, tai tiesiog, kad būtų iki žolės ir ten paskui saulė pašildžius labai greit nutirpdo tą sniegą. Tai kad bitėm tai bus gal ir neblogai. Nu, čia toks pastebėjimas, kiek tai pasiteisina ir čia tik logiškai gali išmastyti, kad tai gali bitėm padėti, kad mažiau jų sušals, nes būna pavasarį, kad tikrai bitės nusileidžia sniego ir sustingsta. Čia turbūt aš ir pakomentuosiu, ir ankstesniais metais, kai būdavo sniego apsiskraidimo metu, tikrai tą sniegą nukasdavau, ten keletą metrų aplink avilius, pabarstydavau pelenais, nes pelenai traukia šilumą, kadangi jie tamsus ir sniegas greičiau nutirpsta. Esmė yra tame, kad, na, jeigu kas stebite, tai galite labai lengvai pastebėti, kad dauguma bičių, jeigu vat, būna sniego aplink avilius, tai būna šalia avilių. Ten koks, na, 2-3 metrai aplink avilius, tenais jų daugumoje į sniegą krenta. Grįždamos dažniausiai jau besušalančios būna, nepataiko į laką, dar gerai neprisimena, kur laka. Tad manau, kad kas turi galimybę ir lentutės padėjimas prie lakos, kad jos, na, ant tos lentutės, na, nukritusios, nusileidusios galėtų tiesiog užlipti link lakos, nes ir vėlgi pranešamas yra gan stiprus vėjas, daug bičių tiesiog po avilių nupūs vėjas, tad, na, šiemet sąlygos bent jau kol kas, kaip rodo prognozės, nebus labai palankios tokiam sėkmingam apsiskraidimui. Vis dėlto dalis bičių tikriausiai karžus. Na, aš manau, kad tas sniego nukasimas prieš avilių lakas, kas turi tam galimybę, kur nėra ten labai dideli bitynai, na, turbūt padės išgelbėti kažkiek tai bičių. Jo, aš dar priduršiu tokį dalyką, anksčiau jau čia senai, kadangi daug metų bitininkauju, tai kadangi prie namų, bet jau vienas bitynas yra, tai aš tuo metu, kai matau, kad per pačią saulę jos apsiskraido, nueini už kokio pusvalanduko, susirinkti tas bites, savo atšildai ir paleidai ir jos vėl nuskrenda. Nes jos tiesiog sustingsta, jos dar nežūna, bet už ten kelių valandų jos aišku jau mirta.
Kęstuti, čia matau, kad tokia tyla gana, visi galvoja, ką čia dar pasakyti. Jeigu šitą temą daugiau niekas nekalba, nes tai kokie 40 minučių net nepašnekėjom. Gal tą antrą temą galim paliesti, ar čia pačiam reikėtų pasiruošti. Ta antra tema buvo apie varo gydymas, naujus tos metodus. Taip, Dainiau, čia tema reiktų truputėlį pasiruošti, nes šitos medžiagos nemažai yra ir tikrai labai įdomi tema. Tai galbūt paliksime kitai savaitėjai. Šiaip galiu tokį mini anonsą, tikrai labai, labai radau tokios įdomios medžiagos tiek apie daugiau apskritai apie pačią filosofiją su varo erkėmis ir pačią erkių evoliuciją kartu su bitėmis ir daromus tyrimus ir galbūt tokią koncepciją daugiau kaip judėti link to, jog gydymo apskritai atsisakyti. Tai toks, na, įdomus pamastymui apskritai toks būtų susitikimas, bet čia truputėlį reiktų pasiruošti, tą susidėlioti visus taškus. Tai taip ekspromtu ganėtinai sudėtinga būtų dabar pasakyti. Tai labai okay. Tema tikrai labai aktuali, aišku, pavasariu. Jeigu mums bičiuliam jau gal daugiau patyrusiam, gal daugiau viskas kaip ir aišku yra. O būtent su varo, tai mes ko gero čia visi kovojame. Kas dar nekovoja, tai dar kovosite. O kaip bičiuliai, galbūt vis tiek dabar turbūt dauguma ėjo per tas šeimas, ar na vienas žuvimas yra dėl to žuvimo būtent nuo bado, tai čia yra vienas dalykas, bet įdomu, ar yra kažkas radę būtent tų klasikinių varo požymių, sakykim, kad, bet čia galbūt jau daugiau rudinių pastebėjot dėl būtent, kad tiesiog bičių nebėra avilyje. Gal yra kokių tai pastebėjimų? Esu tokį dalyką pastebėjęs, kad jeigu rudenį kur žuvo, tai žuvo, bet buvo šeimos tokios vidutinio dydžio ir per žiemą jos fizikai pasiknėjo. Ir pasiknėjo, aš manau, kad tai yra dėl tų pačių, gal du momentai yra. Vienas dalykas, gal pati varo yra šiek tiek neleido užauginti naujos stiprios žieminės kartos. Ir kitas dalykas tai, kad buvo labai anksti pasibaigęs medunešis ir kiek bandžiau dar aiškintis, kad tas rudinis maitinimas, rudinis, jeigu pradedi maitinti, kad rugpjūčio pradžioj, ką jau reikėjo ko gero daryti, o kas dar vėliau, tai dar vėliau pradėjo maitinti, tai tiesiog jos tiek nesuskatina maitinimas, kaip kad būtų gamtoje medunešis. Jos iš esmės palieka, kažkiek prisineša savo maisto, aišku, žiemą jo kaip ir beveik dažniausiai turėtų užtekti, bet tai netoks medunešis, kaip kad yra kada gamtoje medunešis. Ir motinėlės vis tiek daug mažiau deda perų ir būtent už žieminių bičių gali būti mažiau. Ir tu paskui kažkur tai gruodį, gal ir sausio mėnesį gali pastebėti, kad tos šeimos vis tik tai smarkokai pasilpnėja. Ir tada jos gali būti, sako, nuo bado, taip, bet gali būti, kad kuriuose kraštinėse dar to maisto yra, o jos centre, jos kamuolys nebelabai juda ir dėl didelių šalčių net nebelabai nori pereiti net ant kitų kurių ir tada jos gali ir nuo bado žūti. Tai čia ko gero dvi priežastys. Praeitų metų labai ankstyvo medunešio pasibaigimas. Ir ko gero dėl varo nesugebėjo, plus tas prie to, tai tiesiog užauginta per mažai yra žieminių bičių. Labai teisingas pastebėjimas, Dainių. Ir kitais metais aš spėju, tiesiog bičiuliai turi atkreipti dėmesį į, mes jau peršokom nuo pavasario prie maitinimo rudeninio, bet apskritai atkreipti dėmesį būtent, kada baigėsi jų vietovėje tas jau paskutinis medunešis. Ir netgi pasibaigus jau paskutinį medunešį, kaip ir ar verta dar bandyti stimuliuoti tas šeimas, ar geriau tiesiog yra užmaitinti jas ir iškart pradėti ruošti žiemai.
aš ko gero gal būčiau šalininkas netgi užmaitinti ir paruošti tą šeimą žiemą, o netempti to laiko, kurio, na, iš esmės, ar ten porą savaičių anksčiau, ar porą savaičių vėliau didelio skirtumo nesudaro, bet geriau porą savaičių anksčiau, kad, na, nesumažėtų tas žieminių bičių kiekis. Gal aš ir šiek tiek dėl tų erkių, na visi kaip žinome, kad tie žuvimai bičių šeimų arba susilpnėjimai vyksta vasaros pabaigoje, rudenį ir tai, kad bičių šeimos vasario mėnesį, stiprios bičių šeimos žūtų dėl erkių, na man logiškai nesusieina galai šitoje vietoje. Nes, na, tas žuvimas turėtų būti arba susilpnėjimas žymiai anksčiau. Toliau dėl tų žieminių bičių, na, irgi jeigu žiemoti išėjo arba susidėvėjusios bitės, arba, sakykime, na, ten ar dėl maitinimo, ar dėl vėlyvų medunešių, ar erkių pažeistos, ar ten Liepos pradžios išsiritusios, tai jos irgi turėtų išmirti, na, anksčiau negu kad vasario mėnesį. Tad čia vat ir grupėje Messengeryje buvo ta diskusija, čia be ne vakar. Tai aš vis dėlto vat apie tas mirimų priežastis, tai vis tik viena iš pagrindinių priežasčių, manyčiau, tai yra žuvimai iš bado, kadangi žiema jau mums Lietuvoje dabar šita buvo itin šalta ir meteorologai tą patį sako, kad tai per 14 metų šalčiausia žiema, bitė susispaudžia į kamuolius stipriau, mažiau aptupia korių ir automatiškai maisto atsargos baigėsi žymiai greičiau. Aišku, vėlgi aš ir pats daug sumaitinau ir kiti bičiuliai sako, kad, na, maisto tikrai buvo kiekis duotas daug, bet kas stebite šiek tiek plačiau, kas darosi ir Ukrainoje, ir kitose šalyse aplinkui, na, matote, kad bitininkai, na, skundžiasi, kad ten irgi yra labai daug žuvimų ir kad čia tikrai nėra tos lokalios priežastys tik Lietuvoje, ar čia kažkas tai, na, nesukovojo su erkėm rudenį, ar ten kitos priežastys, kurios nesusijusios su maisto suvartojimu kiekiu, tai ne tendencija, bet žuvimai yra aplinkinėse šalyse ir vis tiek manau, kad ta pagrindinė priežastis vis tik yra badas. Aišku, drėgmė galbūt irgi prie to prisidėjo. Kodėl bitės labai daug vartojo to maisto, juk anksčiau irgi to žiemos būdavo, na, gerokai anksčiau šaltos, bet jeigu prisimint, kiek aš save prisimenu, tai tų žuvimų būdavo gan nemažai anksčiau. O kodėl jie būdavo? Ar čia jau erkių buvo pasekmė, mes nemokėjom gydyti ir negydėm tinkamai? Ar tų pačių šaltų žiemų irgi pasekmė buvo tų žuvimų, tai sunku pasakyti. Aš tai tik tais tiek galėčiau pasakyti, kad per paskutinius 5 metus pas mane visos bičių šeimos peržiemodavo 100%. Šią žiemą, kaip buvau minėjęs ant praeitą kartą, 2 bičių šeimos yra žuvusios. Tad aš sieju tik tai su šalčiu, kad didelis šaltis ir didelis maisto suvartojimas, nes aš ir nekartą minėjęs buvau, ir Kęstutis turbūt minėjo, kad kuomet temperatūra krenta žemiau 10 šalčio, jau nekalbant apie 30 laipsnių, suvartojimas maisto kyla drastiškai. Na ir vėl mes irgi puikiai žinom, kad, nu, turim kelias, sakykime, šeimas skyriuje, vienos šeimos ten suvalgo visą maistą, kitos ten pusę tik tai suvalgo to maisto, nors stiprumas panašus, rasė ta pati, sumaitinta tiek pat. Tad, nu, irgi tų niuansų, nu, negalim tiksliai įvardinti, kodėl čia taip, o ne kitaip. Labas vakaras, čia Jonas. Aš galiu čia pasidalinti mintim. Aš gruodžio mėnesį dar kontrolinį dariau, tiesiog
šitą oksalo rūgštim nudūminau. Nu, tai taip išėjo, kad vėlai. Tai vienas avilyje radau negyvų apie 100. Nu, kituose ten po 20, tai pamanu, tai po 25 erkių negyvų. Nors rudenį, jau kai nebuvo perų, nu, rugsėjo mėnesį, nuerkinau, tai irgi taip maždaug, taip žiūrėjau, taip po 20 maždaug, nu, ant lapo po šitą tos pašybos. Tai faktiškai dar daugiau, bet aš jau taip skaitau taip. Nu ir vasarą teisingai irgi, kai perų nebuvo, kai aš ten motinas keičiau, irgi nuerkinau, nu tai ten dar homogeną dar darydavau. Bet va, tai, kodėl ta taip šeima tiek daug erkių, tai irgi kaip tai lyg vienodai aš ten jas gydžiau. Tai, O tai sakyk, net, kiek laiko tenai ta šeima turėjo perus? nu, rugsėjo pradžiai aš motinos, ne, anksčiau dar. O perus rugpjūčio pabaigoje baigėsi. Uždariau aš jas izoliatorius. O ta šeima nebuvo stipresnė truputėlį arba silpnesnė negu kitos? Ne. Vat kaip aš čia pereitą kartą sakiau, kad žuvo man viena, taip pat jau mirė, taip pati stipriausia ten buvo. Gal aš ten jau, nu, kaip ir sakiau, o šitą nieko tiek neįsiskirianti. Nu, Tai gali, žinokit, būti natūralus svyravimas, netgi darant tarp ir sezonų metu, darant tyrimus, kiek erkėtumo tarp šeimų atrodo vienam skyriui stovi ten tos šeimos 10 ar 15, bet pasidarai tyrimus ir ten vienoje užkrėstumas būna 2 procentai, kitoj gali būti ir 4 procentai, tai tas svyravimas natūralus dalykas. Ar tai kokios priežastys, tai gali būti tiek tų erkių likutis, kiek pavyko nugydyti, tiek gydymo efektyvumai preitų, gali būti vienos labiau linkusios galbūt plėšikauti, kitos galbūt labiau klaidžioja tos bitės, tai tų priežasčių gali būti daugybė. Tai nėra tokio standarto, kad visos šeimos turės tokį patį kiekį erkių, nes vis tiek tas vidurkis, kur mums sako apie 2 procentai lygis, tai vis tiek tas erkėtumas jisai pasiskirsto, ko gero, aš spėju, tokia natūraliu pasiskirstimu, kad maždaug vidurkis yra ties viduriu, bet vienos šeimos gali turėti truputėlį daugiau, kitos gali turėti truputėlį mažiau ir čia gali būti tarp 0,5 procentų koks tai erkėtumas ir gali būti tarp 3,5 erkėtumas, o vidurkis mums bus apie 2 procentai. Tai matyt, jūs pamatėt, pagydėt tą šeimą, kur yra labiau, na, to į didesnę pusę. O tų priežasčių, kaip sakau, gali būti ne viena. bet skirtumas ir kiek čia, nu tai sakykim, nu tai aš rugsėjį lyg aš ten gydžiau, tai kiek čia per 2 mėnesius dar jau tiek daug pasidaugino, nu tai dar kiek tai galbūt ir tų erkių ir parsinešė iš laukų, dar kiek tai ir metų ėmė Tai va, tai rinkti. gal viena ta šeima truputėlį kažkur daugiau skraidė, gal kažką. Ir čia tų priežasčių žinokit, bet tas 100 erkių sukovojot ir viskas, čia problemos neturėtų būti. Kaip paplėšikauti viena šeima, kita ne. Paplėšikaudama galėjo atsinešti iš kito avilio. Nu, aš ten nieko ten nepastebėjau, viskas taip lyg normaliai, aš ten dažnai pas jas einu ir viską. Čia prie namų Tai pas nebūtinai mane. iš savo bityno paplėšikauti. Gali iš svetimą. A, jos pačios, teisingai. Jo, pačios bitės atranda kokią silpną šeimą ir mes ją išplėšia ir parsineša dar erkių daugiau. Tačiau čia 100 tai jau lyg ir jau daug. Kaip Nu, jau tai- nugydytos, sakykim, taip jau ir vasarą, rudenį, ir paskui dar taip susivėlinau, nu taip išėjo, kad net kontrolinį pasirodo, kontrolinį irgi reikia daryti.
jei jis būtų nepadaręs, taip išeitų, kad būtų jau prastai visai, jau įžuvus. Tai aš esu tokių dalykų pastebėjęs, kada vat, būtent kada ten rugpjūtį, rugsėjį pradeda šeimos silpti ir būtent dėl erkių ir kitos stipresnės šeimos, jas būna tą medų išsineša, nes jos jau būna pradėtos jau maitinti, jau net ir maistas būna suneštas. Tai jos tiesiog ta šeima silpnėja, jinai nebeapsigina, o kita stipresnė šeima prisineša. Ir to maisto atsineša ir nebūtinai iš to pačio bityno, ten gali už pusę kilometro būti kažkoks kitas bitynas. Medunešio nebėra, šeima pakankamai energinga, stipri ir jinai atsineša iš tenais, tuo pačiu atsineša be maisto ir erkių. Ir jeigu ten pasižiūrėjote gruodžio mėnesį, kad ten iš šito daug daugiau, tai galėjo ir dar toks dalykas prisidėti. Šiek tiek grįžtant į tą vakarykštę diskusiją grupėje, vat kalbant apie tas priežastis, dėl ko pritrūko maisto, tai aišku buvo ir įvardinta priežasčių, kad rudeniniai vėlyvi perai. Tai faktas, žinoma, kad jeigu bitininkas nepatikrino maisto atsargų ten, sakykime, spalio mėnesį, tai tikrai gali būti labai svari priežastis, bet, na, vėlgi tai nepaaiškina to fakto, kodėl būtent šiemet tų žuvimų yra labai daug, nes ankstesniais metais juk tie rudenys buvo realiai dar šiltesni, tai to maisto jos turėjo irgi sunaudoti daug ir dar galbūt daugiau, bet tų žuvimų tiek nebuvo didelių, tad, nu, čia tikrai tų niuansų labai daug. Dar vieną tokį pastebėjimą norėčiau pasakyti, kad kaip esu minėjęs, pas mane bityne pusė motinų buvo izoliuotos rudenį žiemai ir iki šiol yra izoliuotos, kita pusė nėra izoliuotos ir ryškesnio skirtumo tarp maisto suvartojimo žiemos laikotarpiu, čia akcentuoju, žiemos laikotarpiu aš nepastebėjau. Vis dėlto didžioji dalis bičių šeimų, kur motinos izoliuotos, irgi yra jau pasiekusios galinę sienelę ir jau turi, joms esu uždėjęs kandi tešlos dėl visako apsidraudimui, kad, na, nebūtų žuvimų iš bado. Tose šeimose, kur motinos buvo neizoliuotos, aš spalio pradžioje patikrinau atsargas, taip, ten iš tikrųjų maisto buvo jau nemažai suvartota, kadangi natūralu, visą rugsėjį praktiškai augino perus, o maitinimą aš baigiau rugsėjo pradžioje. Tai tenais tose šeimose spalio pradžioje, ten pirmą savaitę buvo ganėtinai šilta, aš pakeičiau tuos korius iš atsargų, reiškia, kad turėtų pakankamai maisto, tai manau, kad šitą veiksmą turbūt turėtų atlikti, na, visi bitininkai rudenį, nes, na, tai vis dėlto tikrai yra viena iš priežasčių žuvimų, dėl ko žiemą taip pat pritrūksta bičių šeimos maisto. Romai, turiu tokį klausimą, kaip ir pačiam vadinkim. Vis tiek, jeigu pats bitininkaujam daugiau su 10 rėmų, tai dažnai, kai primaitinė, tai būna ant 10 rėmų, nu, viršutinėme korpuse to maisto vos ne visas užakiuotas būna ir tvarkoj. Dabar bitės, reiškia, jos vis tiek kamuolys, nu, apie 6 rėmai kažkur tai žiemą žiemoja. Tai po 2 kraštinius jo beveik ir neaptupia. Ir jeigu šalta žiema ir bitės išvalgo iš tų 6 rėmų, ar jos nueina pas patį iki pačių kraštinių rėmų ir tą maistą pasiima. Ar būna, kad, nu, pačiam gal tenas ir aš nesau, kad ir pas mane ten daug tų žūčių būna, bet jeigu dar bičių pamažėja
dėl žiemos, arba ten per mažai žieminių bičių ir jos tą centrą valgo, bet kraštuose to maisto lieka. Bet jos taip pat žūna iš bado, nes tenais toliau nebenueina, nes yra šalta. Ne, jos tikrai nenueina į šoną ir ypač kaip ši šalta žiema, tai jos maitinasi tik tais tuo maistu iš tų korių, ant kurių yra pats kamuolys, o į šoną tikrai nenueina ir į šonus jos nueis tik tais va dabar pavasarį, kuomet atsiranda perų, kur yra neizoliuotos motinos, kamuolys prasiplečia jau šiek tiek, bitės išsiskleidžia, būna, kad kur stipresnės šeimos, tai pilna jau visą korpusą pasiskleidžia ir visą maistą jau gali naudoti, kur kažkiek tai pasilpusi šeima, tai ten, sakykime, na, ne visą užima, dalinai tik tais, bet šiek tiek pasiskleidžia. Aišku, jeigu ten vėl grįžta dideli šalčiai ir jie užtrunka, tai, na, yra rizikinga, kad tokia šeima vis dėlto gali žūti iš bado, nes jau turi perų, maisto nepasiekia, perų nepalieka, bet čia aišku jau esant didesniems ir ilgesniems šalčiams, kurie, na, kovo mėnesį Lietuvoje vis dar gali pasitaikyti. Tai va, tai aš tą ir turiu minty, kad kai tada, ką mes įvardiname, kad žuvo iš bado, ta prasme, kad dar nebeliko maisto visiškai avilyje, bet dažnai būna, taip kaip ir pas dabar patvirtinai, kad kraštuose būna kartais dar pilni koriai, bet tiesiog bitės nepasiekia jo. Ir jos išvalgo tuos savo ten 5-6 rėmus, tą maistą ir jos dar pamažėja, į centrą susitraukia ir jos miršta iš bado, nors maisto kraštiniuose koriuose dar yra. Taip kad bičiuliai, jeigu ateitų tikrinti ten kraštinius korius pas jo, maisto yra, nu, užtenka ir to nebereikia, bet kamuolys, jeigu pridėsnio šalčio nebejuda, jos ir miršta iš bado, nes jos nebepasiekia to maisto. Taip, Dainiau, čia jūs tikrai esate teisus ir va čia dar yra viena priežastis, kurios aš nepaminėjau praeitą kartą, sakydamas, kad avilių pakilnojimas dėl svorio yra, na, mano nuomonė, nėra tinkamas metodas nustatyti, kiek ar turi bičių šeima dar maisto pakankamai. Aišku, jeigu jisai lengvas, tai tada viskas aišku, tikrai jo nėra, jeigu jisai yra sunkesnis, tai vėlgi tada tikrinama, netikrinama, aš nesu specialistas, sakykime, nustatymo maisto pagal svorį avilio, bet, nu, čia yra šitoj vietoj trūkumas, minusas, nebent aš kažko nežinau šitoj vietoj. Romai, čia truputį, jeigu yra lizdas suspaustas ir tikrai buvo užtikrinta, kad man bičių yra toks kiekis, kiek rėmelių, tai nebent tik tokiu atveju galima geriausiai. Tai vis tiek yra pasižiūrėti, atsidaryti ir pasižiūrėti. O čia aš įkėliau, bičiuliai, kaip atrodo, kai žuvusios bitės yra iš bado, kad jos sulenda ieškoto maisto ir jeigu pamatėt kažkur kuriuose, kad ir buvo, kaip Dainius ir Romas minėjo, kažkur, kad ir kraštiniuose buvo to maisto, bet matot, kad bitės radot negyvas sulindusias į akutes, tai 100%, kad iš bado bus. Pas mane šiais metais labai nedaug, ta prasme, daug šeimų žuvo iš bado, tai nei šonuose niekur nebuvo. Daugiau aukščiai irgi aviliai pas mane bedugniai tie, tai labai daug žuvo, apie 20 šeimų jau šią dieną yra žuvusios, tai visur šiaip trūksta maisto, jau tai dievo kandė. Tai va, tai matot, bičiuliai, reikėjo būtent tikrai, kas dar nepatikrino, tai būtinai tikrinti. Taip, tik tais, kad, na, turbūt jau kai kuriais atvejais neretai gali būti ir per vėlyvas patikrinimas jau, nes tikrai labai daug ir telefonų skambučių būna, kad tikrai žuvimų yra daug.
Aš gal tik priminsiu, kad praeitą kartą minėjau, kad pas mane yra dvi žuvusios bičių šeimos. Įvardinčiau, kad iš bado jo žuvo, nors maisto ten jos turėjo, ten tiesiog buvo tokia situacija, kai buvo tie -30 laipsnių šalčiai ten keletą parų, bitės tiesiog susispaudė į kamolį, susihimičijo, nelietuviškai taip kalbant, arba prarado orientaciją, tiksliau vat įsireiškiant, ir atsitraukė nuo maisto, nors ant tų korių, kur buvo kamuolys, ten dar mažiausiai po trečdalį kažkur tai maisto buvo. Tai, na, tiesiog ir tokių variantų pasitaiko, kada ir ant tų korių, kur yra kamuolys, maisto yra, bet bitė žuvo iš bado, nes nuo jo atsitraukė. Akcentuosiu, kad ten motinos buvo izoliuotos, perų nebuvo, ir, na, tiesiog matyt kažkokie tai orientacijos praradimai privedė iki to, kad bičių šeimos žuvo iš bado, nors maisto tikrai ant tų korių dar buvo. Ir dar tęsiant mintį, kad jeigu būtų uždėta, tarkim, kandi tešlos tenais, kur kamuolys, vat ne veltui praeitą kartą ir diskutavom ir su Dainium, ir su Kęstučiu, kur dėti kandi tešlą reikia, nes nemažai kas rodo, čia ir per televiziją, per YouTube, kad reikia dėti prie galinės sienelės. Tai manau, kad reikia dėti ir pasikartosiu ten, kur kamuolys yra, nes mano atveju, jeigu būtų uždėta kandi tešla, aišku, čia buvo sausio pabaiga, na, kas turbūt galėjo pagalvoti, kad taip gali atsitikti, bet jeigu būtų uždėta kandi tešlos, tai tos šeimos būtų išlikusios. Tad, na, vėlgi, bet tai nereiškia, kad sausio pabaigoje visom šeimom kasmet kandi tešlą reikia sudėti. Tai vėlgi turbūt reikia to, sakykime, patirtis jau ta mūsų vyresnių bitininkų jau turbūt kažkiek tai užsimiršo, kaip reikia prižiūrėti bites šaltomis žiemomis. Kita vertus, anksčiau ir tokios patirties gal nebuvo. Tiesiog, na, nuo rudens iki pavasario bitininkas į bityną turbūt nueidavo tik tais iš išorės šiek tiek pasižiūrėti, pabelsti į sienelę, pasiklausyti, ar ten bitės dar gyvos ar negyvos ir panašiai. Tai, na, vis dėlto reik turėti tą atmintyje, kad šaltomis žiemomis, labai šaltomis žiemomis, na, turbūt reikia pamastyti apie kažkokias tai papildomas priemonės, siekiant, vat, išvengti tokių nebūdingų galbūt žuvimų. Tai va būtent labai teisingai pasakėt, nes aš irgi kažkaip buvau užtikrintas, kad viskas čia šiais metais bus labai gerai, nes iš rudens primaitinau taip, nu, tikrai stipriai, kaip neįprastai. Ir buvau užtikrintas, kad viskas gerai, bet vat, kaip praeitą savaitgalį pradėjau žiūrėti šeimas, tai liūdna darės, nes sakau, tu prasme, 20 metų jau kaip bitininkauju, tai nei karto nebuvau matęs, kad visiškai sausi būtų rėmai, tai be abejo čia visiškai mano kaltė, kad ta prasme nepažiūrėjau anksčiau, bet kaip sakyt, nematęs tokios žiemos, pirmą tokią žiemą čia tikriausiai daugeliui kam tai. O kaip, Karoli, kiek, jeigu galima paklausti, ėjo žiemoti šeimų? Ėjo žiemot virš 40, šiai dienai skaičiuoju apie 20 likusių. Tai jau nuostoliai labai ženklus, labai ženklus. Bet visos, ta prasme, va, kiek žiūrėjau, tai iš tų visų nuostolių 80% tai yra 100% tušti rėmai. Ta prasme, vaškas tik tai ir bitės akutėse. Tai kaip ir mano kaltė, bet, nu, ta prasme, net neįsivaizdavau, kad taip gali būti. Nes tikrai ir medaus palikau, ir sirupo daviau neįprastai daug. Ta prasme, pirmi metai, kai tiek daug daviau, tai kažkaip buvau užtikrintas, kad viskas turi būti labai gerai, nes ir nuo erkių gydžiau 2 kartus ir sakau, problema tik tai maisto trūkumas. O O Karolis, sakykit, o kokiuose aviliuose jūs laikot? Ar tai yra dadan, ar daugiaaukščiai, ir kiek korių palikot, jeigu tai yra daugiaaukščiai? Daugiaaukščiai palikau po 2 korpusus visur. Visi tie daugiaaukščiai kaip pas visus tie putplastis šiltinti. Ir dalis buvo, dabar nepamenu kiek šeimų, bet dalis buvo mediniuose daugiaaukščiuose.
tokie latviški andadaninių rėmų. Tai tuose pati blogiausia situacija, nes jie visiškai nėra šiltinti. Įprastai ten man geriausiai išėjimo žiemodavo. Bet šiais metais tikriausiai tas, kad visiškai nešiltinti jie, tikriausiai turėjo daugiausia įtakos tam maisto suvartojimui, dėl to ten gal tik 2 šeimos likusios gyvos buvo. O kaip tose šeimose, kur išgyveno tenai maisto jau ant ribos, ar dar tenai galbūt kažkiek daugiau jo? Irgi ant ribos to maisto, tai, kaip sakyt, dar gal laikų spėjau, sunku šiai dienai vertinti, ta prasme, uždėjau to skandį, nes turiu išvykti, ta prasme, pats nebuvau visą laiką Lietuvoje, tai, kaip sakyt, toks biški nuotolinis šiais metais, tai ne visada galiu pasižiūrėti, bet, nu, situacija yra kokia yra. O Karolis, sakykit, prašau, jūs sakėt, kad 2 korpusai visur po 10 rėmelių buvo ir visur 100%, kaip sakyt, nei vienos sakelės maisto nebuvo. Tai o kaip kamuolys, kur bitės buvo tuo metu vis tiek, na, turbūt žiūrėjot, kilnojo tuos rėmelius, ar jos buvo kažkur tai centre kamuolys, ar jos pasiskleidusios po visą avilį buvo, kokia situacija su ta bičių mase, kur tuo metu buvo jos, kai žuvo. Žinokit, labai įvairiai, ta prasme, vienas yra taip ir vidury likę, kitos yra kažkuriam šone persimetusios. Tai irgi, vat, gyvose šeimose mačiau irgi, kaip ir apkalbėjo tą situaciją, kad bitės yra pasislinkusios, tarkim, į kairį kraštą, maisto yra dešiniam, tai aš dėjau vis tiek to maisto, nes matau, kad jos iš vidurio perėjusios į kairį šoną ir esant poreikiui to maisto, nemanau, kad pereitų į tą dešinę, kur yra maisto. Tai dėjau kandį. O ten, kur žuvusios šeimos, tai sakau, ta prasme, labai įvairiai, tikriausiai iš vienos pusės į kitą persimetusios to maisto, tas kamuolys tikriausiai judėjęs, aš taip įsivaizduoju. Tai sakau, kai kurios pasilikusios vidury, kai kurios ten kažkuriam tai šone. O tai tada dar klausimas, kuriuo metu jūs pastebėjot, kad jo žuvusios tos šeimos? Kuris tai buvo mėnuo? Tai vat šį mėnesį pastebėjau, nesakau, buvau išvykęs ne Lietuvoje, kurį laiką buvau, o per pačius šalčius, nu, kažkaip nenorėjau tuos didžiausius lyst. Ir sakau, iš rudens pamaitinau stipriai, kažkaip neturėjau tokių net minčių, kad gali dėl bado žūt pas mane, nes sakau, ta prasme, iš rudens tikrai gausiai buvo pamaitintos ir kažkaip buvau užtikrintas, kad viskas bus labai gerai. Nes čia pagal tai, ką jūs pasakojate, tai vis dėlto man susidaro įspūdis, kad jos galėjo žūti iš bado, bet tuo metu, kol dar nebuvo šitų didžiųjų šalčių. Nes paprastai bičių šeimos jos, na, labai nekeliauja iš kairės į dešinę, kai yra žiema, kai šalta. Ar negalėjo būti taip, kad vis dėlto rudenį buvo perų ganėtinai ilgai, jos suvartojo labai daug maisto ir, na, žuvo dar iki didžiųjų šalčių iš bado. Žinokit, tikrai, ta prasme, nedrįsiu ginčytis, ta prasme, nežinau, tai nedrįsiu ginčytis, galimas ir toks scenarius, bet sakau, nu, ta prasme, buvau kažkaip labai užtikrintas ir gruodžio mėnesį, ten sausį, net kažkaip nebuvo minties patikrinti. Karoliu, papildys klausimą, kuriuo metu pats maitinai ir iki kada, jeigu pastebėjai, buvo perai ir kokia, šitas klausimas, kokie bičių rasė. Gal galit pakartoti, nelabai išgirdau. Tai trečias klausimas, kokie bičių rasė buvo daugumos tų šeimų. Antras klausimas, nu tai gal aš po vieną tą klausimą. Tai bakfastas pagrinde buvo. Ok. Kuriuo metu baigėjai maitinimą pilnai? Maitinimą baigiau iki rugsėjo pradžios, nes rugsėjo pradžioje išvykau iš Lietuvos. O perų dar buvo tuo metu ar ne? Ir daug ar nedaug perų buvo? Tuo metu dar buvo perų, nes negalėjau garinti, kadangi motinėlių neizoliuoju. Tai jo, tai perų buvo centrinėse rėmuose.
kaip įsivaizduoju. Taip, Tai jos nais maisto negalėjo užpilti ir jos susinešė į šonus maistą taip, žiemą. taip, taip. Kai atėjo šalčiai, bakfastas paprastai linkęs gana ilgai dėti perus, galėjo būti rugsėjo vidury ir gale, net ir iki spalio. Spalis paskui atvėso, dar bitės kažkokios išsirito, tai vidury korių, vidury avilio, reiškia, centrinėse koriuose galėjo būti tuščia. Ir jos tada, jeigu nebent, sakai, viską išvalgė ir vienoje ir kitoje pusėje, tai čia tada gal keista šiek tiek, nes kamuolys, kada šalčiai jau spalio mėnesį tokie prasidėjo, dar nelabai dideli, gruodį jau buvo gana visoka, o jau sausį buvo 305. Yra jo. Tai kada jis ten tą viską galėjo išvalgyti, galėjo be perus augindamos, galėjo dar nemažai to maisto sunaudoti. Ir būtent tai daro bakfastas, italės taip daro, vėlai užtempia perus. Jeigu maisto duota, maisto turi, augina perus ir jį naudoja sėkmingai. Tai čia toks dar galėjo būti tas dalykas, prisidėjo dideli šalčiai ir to maisto visai nebeliko. Arba liko tik tai vienoje pusėje, kuri kita pusė net nebepereis. Galimai. Aš turbūt jau minėjęs buvau, kad praeitą rudenį aš irgi, kaip sakyt, visaip eksperimentavau, vienas motinas izoliavau, kitas šeimas tiesiog bandžiau užmaitinti, kad motinos neturėtų kur dėti kiaušinėlių ir taip tą sustabdyti perų auginimą, tai maitinimus visus baigiau rugsėjo ten pirmos savaitės, pirmosiomis rugsėjo dienomis, peržiūrėjau, kur motinos neizoliuotos, jau atvirų perų nebuvo, buvo tik dengtų šiek tiek, kiekviena kelė ten užpilta sirupu buvo, atrodė viskas sėkmingai, viskas gerai. Pasižiūrėjau rugsėjo 26, puikiai prisimenu tą datą, tai buvo kokia turbūt 20% šeimų, kur motinos neizoliuotos, o perų buvo po pusę korpuso ir didžioji dalis buvo atviri perai. Tai va čia yra geras pavyzdys, kad dalis bičių šeimų vis dėlto susiaktyvino, maisto turi daug, galvoja, ką, chebra, dar paauginam perus. Tai aišku, aš tenais greituoju būdu pasigaminau izoliatorius, motiną sudėjau į izoliatorius, kaip minėjau, paskui spalio pradžioje pakeičiau tuos korius pilnais maisto koriais iš sandėlių ir taip tą problemą išsprendžiau. Kam, nepavyko pastebėti ir tos problemos nepavyko išspręsti, tai labai tikėtina, kad dar ir iki didžiųjų šalčių tos bičių šeimos tiesiog žuvo iš bado, nes didžiąją dalį maisto suvartojo perų auginimui. Beje, tuo metu, kai spalio pradžioje žiūrėjau, tai pusė maisto sumaitinto, kuris buvo bitės, jau buvo suvartojusios perų maitinimui. Tai yra dideli kiekiai maisto perų auginimui suvartojami ir tai tikrai viena iš priežasčių žuvimo galėjo būti. Dar Karoliui klausimą turiu, ar jeigu jau tikrinai dabar šiek tiek bandai kilnoti rėmus su žuvusiam bitėm, ar yra likusių neišsirytusių dengtų perų, ar visai nėra nieko? Ne, žinokit, visai nėra, ta prasme, turiu net nuotraukas kelias pasidaręs, va grinai kaip pas Kęstutį akutėse sulindę ir matas šeimos tikrai didelės buvo, daug bičių ir visos taip ir likę tam kamuolį susiformavusiam. Tai net iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad gyva šeima, kol nepakeli, ta prasme, plevelės, nes visiškai garso jokio neskleidė, tai Jo, tiek. bet ir priemu čia Kęstučio nuotrauką, tai parodo gražiai, kaip bitės yra sulindusios į akutes, bet paprastai, jeigu šeima žūna, tai kai atkeli ten ar plevelės, ar dar kažką, tai matai, kad tarp rėmų dar tų bičių yra krūvos, kurios paskui nubyra betraukiant rėmą. Taip, jo, tai ta prasme, taip ir, kaip sako, taip ir buvo, ta prasme. Šeima, ta prasme, tos akutėse dalis aplipusios tos rėmus, tai sakau, ganėtinai gražiai tam kamuolį ir likusios jos.
Jo, tai čia ir galėjo vis tik tai būti tas dalykas, kad bitės dar vat, gavusios, vat, kaip Romas patvirtina dalyką, kad gavusios to maisto nemažai sunaudojo ir gali būti net pusę to maisto sunaudojo per auginimą. Jo, tai tikriausiai taip ir bus, nes dabar irgi kaip kalbėjo, tai kažkaip irgi taip vat galvoju, kad nors irgi stengiaus per kelis kartus tą maitinimą daryti, nors pas mane irgi tos maitintuvės patogios ir ta prasme stengiaus ten per 3 kartus, per 3 užpylimus, kad kuo mažiau turėtų tos vietos ir to noro augintos perus. O po kiek, sakykit, supylėt sirupo ten 3 kartus? Tai aš sirupo litrais neįvardinsiu, bet po sauso cukraus 15 kg šeimai skyriau. Tai nėra labai daug, žinau. Ta prasme, po 15, jeigu nebeturi perų, tada jau yra ok, nes iš 15 dabar kilogramų cukraus, man atrodo, tai gaunasi, nes matai, cukraus sirupą, kai darai, tai gyvenai primaišai, tai paskui juos išgarina, tai ten vos ne 15 kilogramų gal ir lieka, to gal kažkas tai geriau patikslintų dabar tą kiekį, kiek liktų pačio jau to sunešto ir išgarinto. Šiaip įprastai net aš dar mažiau palikdavau, nes niekada nebuvo, kad šeimos, vat, kaip šiais metais žūtų iš bado. Ta prasme, būdavo labiau dėl erkių ir panašiai, o šiais metais įprastai duodu 10 kg sauso sirupo sumaišę su vandeniu. Šiais metais daviau po 15 ir rezultatė gavos blogiau nei įprastai, aišku, niekas nežinojo, kad tokia žiema bus. Nu, ir labai dar priklauso, kiek buvo palikta maisto pačiuose koriuose. Nu, medaus neišimtų, nesuki medaus to, kuris yra tikrais. Tai vat tą patį norėjau pasakyti, kaip Dainius sako, šiemet realiai nebuvo ką palikti, lizdai buvo sausi, ten visą laiką tai dar dėlioji į kraštus, nes čia medus, į centrą tuščius labiau, o šiemet to negalėjo padaryti, nes viskas buvo tuščia, tai principai tik tai, ką maisto davėme, tą ir te turėjo žiemojimui. Jo, vat, jūs tai labai teisingai paminėjote, nes paprastai tai būna, kai imi dar ir iš lizdo, ne tik tai reiškia iš viršaus imi tą medų, taip, ir palieki apačioje anksčiau, apačioje yra iš meduvių, kai paimi. Tai anksčiau kažkiek vieną kitą kraštinį korį dar paimi, reiškia, jau kur lizdė yra. Tais metais to nelabai buvo, tai to maisto reikėjo dar daugiau duoti, nes ten ir aplink perus, ten kai kurios šeimos aš esu pastebėjęs, metais, kodėl mes šnekame dabar pavasarį ir pasiekmes, būtent tas pavasarinės pasiekmes, nes bičių tas ciklas yra, pradėkim, kas buvo prieš metus, kas buvo vasara, kas buvo rudenį. Ir dabar tik tai matome to pasiekmes. Tai šiemet buvo, tai yra ne šiemet, o pernai, štai Liepos mėnesį, kai kurios šeimos vos ne Liepos gale, rugpjūčio pradžioj, vos ne pusiau visišką maisto nebeturėjo. Tai aš puoliau jas ir maitinti tada. Ir gal kai kurių nedamaitinau taip pat, ir man jos jau apie gruodžio mėnesį jau pastebėjau, kad jau ten kai kurios labai smarkiai pasilpusios buvo. Tai čia gali būti, bet aš jau ten studijau maisto, dabar galvoju apie kokį. Bet jau pačio maisto gal 18-20 kažkur. Tai jom bado kaip ir neužteko, ir negalėjo dar to bado ir būti, bet viena kita šeima per žiemą ir gerokai ir pasilpo, tiksliau nepasilpo, porą šeimų žuvo, nors netrodė tokios pakankamai stiprios, tai aš paskui dėl to ir bandau analizuoti tą priežastis, kaip diskutuojame, kad ten daug tų priežasčių gali būti, dabar konkrečiai Karolio situacija, tai gali būti, kad ir perai auginimas, ypač su kai kuriom rasėm, ir to maisto pritrūko, vis tik tai buvo
kiek matau pas iš biržų, tai turėjo būti ir -32, ir -35, pas mane bent tiek yra buvusios žemiausios temperatūros. Tai jo, aš visgi irgi linkčiau pritarti tai nuomoniai, kad visgi per mažai buvo vis tiek, kad ir asmeniškai, kaip ir sakiau, kaip ir daugiausia atrodo šiais metais daviau, bet reiškia nepakankamai, tai šiais metais reiks taisytis ir duot kiek tik įmanoma. Karoli, manau, kad ne visai teisingai pamastyta yra, maisto tikrai duota pakankamai, esmė reikia tiksliau žinoti priežastis, dėl ko taip yra. Ir vis dėlto labiausiai tikėtina, ką čia ir diskutavom, tai buvo vėlyvi perai rudenį, dėl ko buvo sunaudota daug maisto, pernelyg daug maisto. Tai manau, kad čia viena iš pagrindinių priežasčių. Aišku, plius šalta žiema prisidėjo, bet, na, vėlgi akcentuosiu, kadangi buvo visas maistas išvalgytas iš viso korpuso, tiek pirmo, tiek ir iš antro, tai arba tos šeimos turėjo būti ten super, truper stiprios ir kad kamuolys apimtų per šalčius visus korpusus, visus rėmelius, arba jos žuvo dar netėjus dideliems šalčiams. Tai čia, vat, sakykime, galimėtų va tokie variantai būti, o 15 kg sumaitinti sauso maisto, tai tikrai sauso cukraus sirupo, vat, taip skaičiuojant, tai tikrai manau, kad tas kiekis pakankamas. Aišku, yra bitininkų, kurie sumaitina ir didesnį kiekį, bet aš labai abejoju jūsų atveju, jeigu jūs būtumėt sumaitinę 20 kg sauso cukraus, ar čia būtų situacija labai geresnė. Aš galbūt sakyčiau, būtų turbūt geresnė situacija vis dėlto, nes vienas dalykas būtų mažiau vietos peram dėti ir vis tiek tas 5 kg ekstra galbūt tikrinimo metu dar būtų atlaikę tie dar 5 kg, nors būtų tekę dėti kandi tešlos, bet gal dar būtų ištempusios jos iki to laiko. Bando paskaičiuoti, kad jeigu 15 kg, reiškia, įdėta sauso maisto, o dar buvo perų, tai kokius, 6, gal ir 8 galėjo sunaudoti perų auginimui, liko 8 kg žiemai tokiai, tai 8 kg tai yra, vadinkim, kiek? Nu, 2 dazano rėmai arba 4, reiškia, pusrėmiai. Tai 4 pusrėmiai, kad maisto užtektų prie tokios šaltos žiemos, 4, gal 5, tai toks būtų tikrai ant ribos. Nes paprastai maisto turėtų nueiti žiemoti bitės jau po perų auginimo ir visi kita, tai bent jau kokie 7-8 pusrėmiai daugiau aukščiuose. Pilni. O jeigu ten buvo likę tik tai 4 kokie iki 5, tai tikrai galėjo ir pritrūkti. Labas vakaras, Rimantas. Aš va Karolio atvejį galiu biškai pakomentuoti, nes rugsėjo mėnesį pas jį pagerėjo orai ir nemažai žiedadulkių davė rykštenę, ypač palei Nemunėlį, tai Palatvijys visas, daug kur žydėjo rykštenė. Va tas suskatina. Ir tos šeimos, kad gavo užkabino rykštenę, tai grinai tik tai nušalus spalio apie vidurį nustojo dėti perus. Tai va čia ir gavos visas tas variantas, kad buvo pritrūko truputį kontrolės tuo laiku.
Nu ką, bičiuliai, turbūt jeigu klausimų turbūt nėra, ar pastebėjimų, galbūt šiai dienai baigiam ir susitiksim jau pavasarį, kitą savaitę. Tai dėkui visiems prisijungusiem ir kągi, iki kito karto. Ačiū, Viso. Kęstuti. Ir